Atidėliojimas ir prokrastinacija. Žinau, kad reikia daryti, čia tikrai žinau ir žinau, kad bus geriau, bet nedarau. O tai kodėl žmonės atidėlioja? Kodėl prokrastinacija egzistuoja? Todėl, kad jeigu tu kažko nedarai, reiškia tau kažkas yra naudingo tame nedarime. Pala, kaip naudingo? Taigi aš žinau, kad dabar blogai, o kai padarysiu, tipo bus geriau. Nu, bet pažiūrėk, jeigu tu neišeini iš savo seno darbo, bet tu skundėsi apie tai, tai reiškia, ten kažkas yra gero. Ar pinigai geri, gal pinigų nėra, gal kolegos geri, gal kažkas ten, gal mažai darbo ir tau tiesiog patogu. Neišeini iš santykių, ar nesukuri naujų, nu tiesiog, iš komforto zonos išlipti ir pajudinti subinę, galbūt nepatogu, bet komfortą gauni, kažkas patogaus vis tiek yra. Tai lengviau trupinius gauti, negu pasimti visą patiekalą. Tai kai pasižiūrėsi į save ir pamatysi, ką atidėlioji, dėl ko atidėlioji, ką gausi ir ką gauni dabar ir kur pasitenkini ir kai pamatysi tą tarpą, pamatysi tą įsitikinimą, kuris tave stabdo. Ta kirmėliuką, kuris įlindęs į galvą ir graužia tavo laiką ir tavo smegenis.